Taigi sveiki, šiandien išbandysime Cotton Plicker. Tai pradėkim. You grew up in a poor family. You just took a bank loan to buy a cotton farm. Grow your cotton, hire workers and expand your farm. Sell your cotton to make money and pay off your debt. Tai vienu žodžiu, pasiėmėme mes paskolą, nusipirkom fermą, bet reikdavo sumokėti už paskolą. Tai gerai, apie ką šitas žaidimas? Tai turim šitokį medelį. Taigi paspaudžiame ant mūsų medelio, mes gauname medvilnės. Savo garaže turim 2 medvilnės. Bet taip, tai čia yra tiesiog clicker game'as, kai gaunam kotoną. Tada čia yra mūsų tokia kaip karieta, vežimas. Spaudžiam sell ir dabar veža mūsų 4 medvilnės į miestą. Jį parduoda ir parveža mums 4 pinigėlius. Ką padarom dabar su savo medeliu? Tai iš drop amounto mes jį pagerinam į 2. Dabar, kai užaugs, jis mums duos 2 medvilnės. Taip, išsiunčiam vėl parduoti. Toliau spaudinėjom, kad augtų mūsų medeliai ir taip pat nusipirkam dar vieną medelį ir šitą taip pat upgrade'inam, kad mestų 2. Tai dabar paspaudžiam ant šito ir gaunam 4. Iš karto siunčiam parduoti. Turim 6 pinigėlius, tai gal pagerinam, kad greičiau augtų jie. Ir dabar pagerinę gauname cotton value. Tai ką jis padaro, kad mūsų medvilnė dabar kainuoja 1 pinigėlį, tai bus medvilnė, kuri kainuos 2 netgi pinigėlius. Ir pagerinam, kad mestų 3 dabar. Nustojam visą laiką siunčiam savo vežimą, tada į miestą, parvažė 10 pinigėlių. Ir taip pat šitą 6 medelį padarom, kad mestų mum po 3. Gerai, viskas produktyviai veikia mum. Taip pat už 10 pinigėlių galim padaryti, kad darbuotojas mum automatiškai nurinktų šitas medvilnes. Dabar gal norėčiau sutaupyti, kad pradėtų mesti po netgi 5 kotono mum. Ir dabar jau išeina. Tai dabar nuo šito medelio mes gausim 5. Gerai, vėl siunčiam karietą. Biškai pildosi mums tas garažas su medvilne. Taip pat turim dar pinigų, tai gal dar pasisodinam vieną medį, jį iš karto upgrade'inam, kai galim. Ir tada gal padidinam karietos dydį, kad galėtų vienu metu daugiau vežti mum. Čia padidinam, kad mestų 3. Gerai, tada uždedam ant šito medelio darbuotoją. Dabar atsirado tokia rankytė, kuri mums nurinkinės šitą medį. Tai kadangi čia padėjau darbuotoją, tai gal tada padidinkim kiek metą būtent tas medelis mums. Nes ne visą laiką sužiūriu, kada reikia spausti tuos kitus mūsų medelius be darbuotojų. Ir ant kitų medžių dabar padidėjo kaina darbuotojo 20 pinigėlių. Kiek nuoja dar kartą upgrade'inti, tai 170, gerai, čia labai daug. Gal tada padidinam greitį, augtų kas 5 sekundės. Padidinkim dar kartą. Jo, ir dabar mūsų garažas tikrai greitai pradėjo pildytis. Beveik pusė užsipildo visų laiku. Tada nusipirkim dar vieną medelį. Čia taipogi uždėkime upgrade'us, kiek galime. Dabar 3 medelius reikia prižiūrėti, aš taip nespėjau net 2. Aha, siunčiam vėl karietą ir gal čia tada uždedam darbuotoją, kad prižiūrėti reiktų tik tos 2 medelius. Ok, mums užsipildė jau garažas, tai reikia daryti kažką dėl to, tai siunčiam vežimą į miestą. Gerai, gavom pinigų, padinam karietos dydį ir siunčiam po 30 dabar. Taip pat dabar darbuotojas kainuoja 50 pinigėlių. Ir iš tikro gal norėčiau dar kartą upgrade'inti savo karietą, nes greitai pildosi. Arba reikėtų padidinti garažą mūsų, bet garažas labai brangiai gaunasi. Gerai, padidinam iki 60. Dabar susitelkime į savo medelius. Ant šito pirmo medelio padidinkim augimo greitį. Ir padidinkim išmetimą, daugiau mestų medvilnės. Padarom, kad ir šitas 5 mestų, tai dabar visi mūsų medeliai meta po 5. Ir galim dar ranka kontroliuojamus tos mūsų medelius padidinti augimo greitį. Tai dabar visi medeliai auga per 4 sekundės ir išmeta 5. Nenustojam siųsti karietos. Ir tai dabar ant pirmo medelio uždėsime cotton value. Tai dabar mūsų medvilnė kainuos nebe 1 pinigėlį, bet 2. Ir šitas upgrade'as mums išmetė daugiau upgrade'ų, tai extra drop procent. Taip upgrade'inus šitą, turėsim 5%, kad daugiau užmes mums medvilnės. Ir gerai, dabar mes jau nebesurinkam tiek, kad užsipildytų mūsų garažas, tai tą progą nusipirkam dar vieną medelį. Čia uždedam darbuotoją, jį pagerinam. Dabar nuo 3 darbuotojų ir mūsų rankas spaudžiamų 2 medelių, tai mes gauname maždaug 25 medvilnės per 4 sekundės. Ir vėl užsipildė mūsų garažas, tai gal upgrade'inkim, išsiunčiam vėl parduoti. Pasikeitė mūsų garažas, toks raudonas, gražus. Jau nebelūšna tokia medinė. O dabar turim tų geresnių medvilnės. Kaip upgrade'inam, pasikeitė spalva šito mūsų medelio. Tai padarykim šitą ir ant kitų ir siunčiame. Pradėsim gaminti vien tik tokią medvilnę, kuri mums duos 2 pinigėlius nuo 1. Ir dabar, kai išsiunčiam, jis važiuoja su 60
Ir mums parvežė 115, kadangi dar turėjom paprastą. Gerai, tai padvigubinom mūsų produkciją. Užsidedam čia dar vieną darbuotoją tada. Pilnai automatizuota, viską, ką turim, tik karietą reikia išsiųsti patiems. Gerai, pinigai plaukia. Tada pasupgradinkim dar, kad iš 5 dabar mestų 7. Ir vėl mūsų garažas užsipildė. Tai vėl didinam tada karietos dydį. Padidinam dabar iš 100. Dabar nuo 100 medvilnės gauname 200 pinigėlių. Labai gerai. Ir taip pat matau, kad galime padidinti vežimo greitį. Tai ir padarom. O, ir dabar galime automatizuoti savo vagoną. Ir taip pat jisai pakeitė. Dabar tokį stogelį turim. Tai automatizuojam tada šitą vagoną. Mums iš karto jisai važiuos. Ir greičiau, gan greičiau tikrai. Nusiperkam dar vieną medelį. Jam uždedam šiek tiek upgrade'ų. Tai dabar, kai užsipildo vežimas 100 medvilnės, jisai iš karto išsisinčia. Taip pat tada tą pirmą medelį vėl upgrade'inam. Dabar per 2 sekundės užauga. Ir uždedam dar vieną upgrade'ą. Ir dabar kas sekundę mes gauname 7 kotono. Taip pat galim pamatyti šitą extra drop procentą. Uždėkim 20%. 1 iš 5. Dabar 7 meta. 14, plus 14. Tai vieną kartą iš 5 mes gauname plus 14. Tai taipogi galime dar padidinti cotton value, tai dabar nuo 2 jinai kainuos 5 netgi. Tai čia yra labai didelis upgrade'as. Dabar tokia spindinti medvilnė, matot. Ir užlipom pirmąjį savo 1000. Tai ką mes galim padaryti su šito 1000? Padarykim, kad kiti medeliai taipogi darytų šitą spindinčią medvilnę. Čia dabar ant šito paskutinio medelio uždėkim dar vieną darbuotoją. Ir dabar nuo 100 spindinčios medvilnės mes gaunam netgi 500 pinigėlių. Tai tada sukelkim visus medžius, kad jie mums darytų po 7. Ir taip pat galėtume padidinti greitį ant visų. Gerai, dabar žiauriai greitai viskas pradėjo dirbti. Ir mūsų garažas užsipildė, tai jį paupgradeinkime ir padidinkime vagono greitį. Tai dabar mūsų vagonas patapo į tokį kaip traukinuką vos ne. Tai tada ant kitų medelių irgi uždėkime 20% ekstra dropą. Padarykime, kad visi medeliai mestų po 10 dabar. Tai visi medžiai dabar meta max, kiek gali išmesti. Taip pat pamažinam augimo laiką, irgi max. Ir pasisodinkim dar vieną naują medelį. Uždėkim darbuotoją, viską išmaksinkim. Padidinkim karietos dydį. Nusipirkam dar vieną medelį. Ir jam pastatom darbuotoją, viską užupgrade'inam. Gerai, jau paskutinis medelis kainuoja netgi 28 000. Bet šiaip iš tikrųjų ganėtinai greitai mes čia juos ir darom. Tai dabar ką reiktų padaryti mums, tai yra padidinti medvilnės kainą. Tai ant mūsų pirmo medelio padidinam nuo 5 iki 10. Tai 2x dabar mūsų medvilnė šito medelio yra auksinė. Ir padidinam vėl karietos dydį. Padidinkim kainos ant kitų medelio. Tai dabar turim 3 auksinius medelius. Ir taip pat galime padidinti extra drop x. Tai dabar, kai patakysime į šitą 20%, mes gausime 3x, ką įprastai gauname. Tai dabar gaunam 10 ir kai pataikom, taip, gaunam 30. Visur iš tikrųjų gal užsidedam šitą x-ą. Tai dabar tikrai pradės plaukti pinigai mums. Taip pat reikia dabar visur sukelti medvilnės kainas, kad kainuotų visi po 10. Taip pat pradėjo mums vėl užsipildinėti su garažas, tai vėl padidinam. O, netgi išmaksinom mūsų karietos dydį. Tada galim dar padidinti greitį jos. Irgi išmaksinom. Ir tada padidinam storage'ą. Irgi išmaksinom full max. Tai dabar nusiperkam paskutinį medelį. Uždedam darbuotoją. Užmaksinam šitą medelį. Tai dabar visi daugmaž taip pat dirba. Tik reikia mums visur sukelti auksinės medvilnės. Tą padarėm. Tada galime dabar pakelti netgi šitos procentus, kad mestų daugiau. Gal per 10% pakeliame. Dabar nuo vieno suvažinėjimo mašinytės. Persivežam 5000. Oi, kiek pinigų prisikūpė. Tai dabar vėl padidinam cotton value. Tai yra maksas diamantinė medvilnė netgi jau. Taip, tai didžioji dalis dabar mūsų medelių yra diamantinė. Upgrade'inam paskutinį medelį ir dabar visi mūsų medeliai yra diamantiniai. Visur dirba darbuotojai, viską renka. Dabar beliko extra drop procentą upgrade'inti. Tai išmaksinom 50 drop x ant 5x. Tai dabar turime užmaksintą šitą mūsų medelį. Užmaksinam ir kitus medelius. Taip, ir su šito upgrade'u mes pabaigiam visą antrą eilę. Tai dabar liko paskutinė eilė užmaksinti ir tada pradėsime mokėti savo paskolą.
Tai yra milijonas pinigėlių. Gerai, viską užmaksinam, gaunam achievementą už tai. Ir dabar beliko surinkti 1 milijoną pinigėlių. Šitiek greitai važinėjai, bum, 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 be sustojimo. Na, jau surinkom 500 milijono dar tiek pat ir būsime įvykdę, užbaigę netgi šitą žaidimą. Na, tikrai man patinka šitie clicker game'ai. Tas buvo toks chill. Šiaip ganėtinai labai ganėtinai trumpas buvo, bet ganėtinai įdomus. Ir tada jo, surinkom milijoną, sumokam paskolą ir įvykdėm šitą žaidimą. Sveikinimai, tu sėkmingai sumokėjai savo paskolą. Dabar tu gali būti turtingiausias fermeris savo mieste. O kam sustoti būnant fermeriu? Tu turi tiek pinigų, kad gali būti bet kuo. To be continued. Ačiū labai, kad žiūrėjote, buvo tikrai smagu. Greitas žaidimukas, smagus būdas praleisti laiką. Jeigu jums patiko, paspauskit laiką, parašykit komentarą, pasubscribinkit ir čiau.